Malonu, aš matau, čia toks didelis susikaupimas ir ramybė. Ar būtina visą laiką taip paišant ramybės? Ne, tiesiog gerbėm kiekvienas Vienas kitą. esančius, jo, mes gerbėme, nes mes piešiame, ne šiaip sau, mes kūrėme savo svajonę, išjaučiam tai, kaip jaučiamės čia ir dabar. Supratau. Varsinkit patį smagiausią vadovą. Aš nežinau, visi smagus, tai aš negaliu žinoti. Visi smagus, čia pats geriausias atsakymas, duokit 5 ždutį. Ar todėl ir renkate stovyklą laikas? Žinoma. Tik dėl ledų. Nu ne. O dėl ko dar? Vadovai labai faini. Vadovai, sakykit, jūs čia dar ir turit kažkokį užpilą. Mes karamelės. Karamelės. Doreta, kelintą kartą esat šitoj stovykloj? 2 metai eina. Praeitais metais ir šiais metais buvau. O, ir šiais metais buvot, ar dar esat? Esam. Ir jau šiais metais, o šiais metais mes su mane priregistravo, jis draugių pasikeičiau. Vau, kiek tu pasikvietei draugių? Areta, Evita, Deimantė ir aš. Tai jūs... Tai aišku, čia visada linksma. Kai mes buvom parašęs eilėraštyje, stovyklai laikas visada geras, stovyklai laikas visada linksmas, stovyklai laikas visada draugaujam, stovyklai laikas visada bendradarbiaujam. Tai va. Va taip reportažą ir baigiam.